Sapiegų parko senoji liepa, tai turbūt labiausiai žinomas šio parko medis. Jisai yra ir didžiausias, bent jau buvo, kol pernai nenulūžo. Ir tikėtinai seniausias ir storiausias. Jo amžius galimai siekia apie 300 metų, bet tai yra labai apytikris datavimas, greičiausiai siejamas su pačio Sapiegų parko pradžia, kai buvo pastatyti Sapiegų rūmai ir Trinitorių vienuolynas ir tikėtinai tuo metu tie medžiai čia ir buvo pasodinti, nes yra 18 amžiaus pradžioje liepos minimos kaip šio parko viena iš dominuojančių rūšių. Pati liepa greičiausiai yra seniausia ne tik šiame parke, bet ir viena seniausių visame mieste. Tai va turim pavyzdį, kaip parkas tampa tokia erdve, kurioje atsiranda sukuriamos sąlygos tiems medžiams, senoliams išlikti geriau negu bet kur kitur. Nes miškai, kaip žinom, dažnai yra pjaunami dėl ūkinių dalykų. O gatvių medžiai arba aikščių jie yra, auga ne tokiose gerose sąlygose, kaip turime čia, tokiai pusiau gamtiniai aplinkoje. Šitas medis konkrečiai Sapiegų senoji liepa turėjo net gal geresnės sąlygas negu kiti medžiai. Sapiegų parke jis yra tokiai atviresnėj vietoj, tai leido jai suformuoti ir didesnę lają negu tiems, kurie sodinti tankiau ir neturėjo tos erdvės. Ir kita vertus jisai buvo tokiai, nuošaly, jis niekam kaip ir netrukdė. Senoji parko liepa tai yra tipinė vietinė lietuviška mažalapė liepa, greičiausiai iš Lietuvos ir paimta, bet visgi greičiausiai buvo sodinta. Tie šimtmečiai suformavo tą liepą ne tik kaip istorinę vertybę, bet ir kaip savitą ekosistemą. Tai medis tapo namais ir grybams, vabzdžiams, paukščiams, kaip ir kiti medžiai parko, bet kiekvienas senas medis, reikia suprasti, kad tai formuoja tas unikalias sąlygas, kuriuose būtent ir gali tik tai kai kurios retosios rūšys gyvuoti. Tai reikia nepamiršti, kad tie senieji medžiai yra ne tik estetinė ir istorinė, bet ir ekologinė parko ir viso miesto vertė.